Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Kova yra viešpaties. Mūsų Dieve, argi tu jų nenubausi? Juk mes bejėgiai prieš šią pultę ateinančią didžiulę kariauną. Mes nežinome, ką daryti, bet mūsų akis žvelgia į tave. 2 Metraščių 20 skyrius 12 eilutė. Baigiantis Jozapato valdymo metams, į karalystę įsiveržė armija, prieš kurią žmonės turėjo pakankamai priežasčių drebėti. Jozapatas buvo narsus ir drąsus žmogus. Daugelį metų jis stiprino savo armiją ir miestus. Jis buvo gerai pasiruošęs sutikti savo priešą, tačiau šiuo kritiniu momentu jis pasitikėjo nekūniškais ginklais. Gyvų tikėjimų į Izraelio Dievą, o ne apmokytą armiją ir sustiprintais miestais buvo galima pasiekti pergalę prieš šios pagonius, kurie didžiavosi savo gale pažeminti Judą aplinkinių tautų akise. Baimės apimtas Jozapatas skubėjo prašyti viešpaties pagalbos ir visam Judui paskelbė pasninką. Judas susirinko prašyti viešpaties pagalbos. Ieškoti viešpaties žmonės suėjo iš kiekvieno Judo miesto. 2 Metraščių 20 skyrius 3-4 eilutės. Stovėdamas šventyklos kieme, Jozapatas išliejo savo sielą maldoje, kreipdamasis į Dievo pažadus ir išpažindamas Izraelio bejėgiškumą. Su pasitikėjimu Jozapatas galėjo pasakyti viešpačiui: mūsų akis žvelgia į tave. Daug metų jis mokė žmonės pasitikėti tuo, kuris praėjusiais amžiais taip dažnai išgelbėdavo savo išrinktuosius nuo visiško sunaikinimo. Todėl, kada karalystėje iškilo pavojus, Jozapatas nebuvo vienas. Tuo tarpu Judas stovėjo prieš viešpatį drauge su savo mažyliais, žmonomis ir vaikais. Jie vieningai meldėsi ir pasninkavo ir meldė viešpatės sukelti sumaištį jų priešuose, kad jo vardas būtų pašlovintas. Dievas buvo Judo jėga sunkia akimirka. Jis yra savo žmonių jėga ir šiandien. Mes neturime pasitikėti kunigaikščiais ir išstatyti žmonės Dievo vietoje. Mes turime prisiminti, kad žmonės yra silpni ir klystantis, o jis, turintis visą jėgą, yra mūsų apsauga. Kiekvienu kritiniu atveju mes turime jaustis, jog kova yra jo. Jo ištekliai yra neriboti, o tai, kas atrodo neįmanoma, pergalę padarys tik šlovingesnė. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.